Sveiki, sveiki, tai su naujais metais visus. Labai sveikinu, linkiu kuo didžiausios sėkmės. Ir turiu naujienų, Subaru Impreza šiandien dieną parsidavė, atvažiavau pirkti detalių. Ir ką aš matau, ogi vėl matau Subaru Imprezą tą pačią. Ten, matot kampe, būtent ta pati Subaru Impreza, kurią pardaviau prieš kelias valandas. Tai toks sutapimas, o aš keliauju ieškot naujų variantų. Dabar aš norėjau nupiešti saulę, todėl mes taip darom. Palauk. Dabar mes atgal važiuojam kažkodėl. Palauk. Mes jau gerai, jau beveik geram kely. Ne, BMW galiai. Mes jau beveik geram kely. Mes dabar laikom biškiu. O, laikom. O. Su kokia mašina tu važiuotum paišyti saulės, a? Pasakyk, kad nesuprasi. Su Chrysler. Visada. Chrysler all day, all night. Chrysler. Mes kaip krabai. Šonu einam. Mes visur einam, tik šonu. Niekaip kitaip, nes mes kitaip negalim. Jo, tai gerai čia, aš jau pasileidžiau. Opa, matai kaip neda šokoladas. Štai koks garsas gražus buvo. Dabar vėl norėjau nupiešti saulę, iškart sakau. Dabar noriu sustoti, žinokit. O, sustoju. O, jau tas draugas atvažiuoja. Lupanautai, nu ir ką jūs su tavo tais vagais čia? Ką jūs čia darot, vyrai? Kas čia daros dabar? Va, BMW, užskaitau, maladės. Nu ta prasme, nuvažiuok iš čia. 4Motion, aha. A Motion šitą nejaučia, kad iš galo atvažiuoja tankas, a? No Motion ten. Vot, Emotion. Emotion. Aš gimiau drifteris. Chrysleris gimė drifteriuje. Problem, matai? Atvažiavau. Nu tik nevažiuok čia, draugas. Nu nevažiuok, bl... Mes čia, žinok, beveik gravyje esam jau. Ką? Tik į priekį. Jo, suprantu, Pofke, bet tai mes turim problemų. Einam stumt, Pofke. Stumt. Dešinė, galva yra sugeba linkti. Next morning. Grįžtam su naujienom, tai paskambino iš serviso. Čia mes trankomės per kalnelius, paskambino iš serviso, sakė, padarė golfui dėžę, golfas važiuoja, viskas sutvarkyta. Tai važiuojam dabar jo atsimti, pažiūrėsim kaip ten situacija ir tada papasakosiu plačiau, kaip ten vyko tie remontai, kodėl ne patys darėm ir visa kita. Dar iškart po golfo planas yra nuvažiuoti, pasižiūrėti. Taip, jūs gerai girdit. Baltą, pas draugą. Jisai turi daug metų ją ir dabar nusprendė kaip ir jau paleisti tikriausiai. Tai pažiūrėsim, gal verta pasimti, kažką su ją padaryti, gal verta parduoti, nežinau. Bus matyt, bet labai įdomu pažiūrėti tokį daiktą bent jau. Ką tik pasiėmėm Golfesterį. Jau sėdžiu jo viduj, bėgius rodo, avarinio režimo nėra, tuoj bus pirmi metrai, žiūrėsim kaip važiuoja, tikiuosi, kad normaliai. Ilga istorija su juo buvo, bet tikiuosi, kad čia jau šitą paskutinis etapas, liko tik pardavimas. Žodžiu, istorija, kodėl taip ilgai su golfu užtrukom ir kas buvo. Tai
aš per savo nežinojimą nupirkau prastą dėžę iš tikrųjų. Ta dėžė turėjo tokį įdaužimą, ten eina pagrindinė jungtis ir už jos iš karto eina kompas dėžės. Ir dėl šito dalyko buvo nesutvarkoma, neapsimokėjo dėti tos dėžės, o tiesiog apsimokėjo vežti dėžę, ne pačią dėžę gal, bet elektroninę dalį kompą restauruoti. Tai dėl to patys to nedarėm, elektroninę dalį dėžės atrestauravo ir dabar turim tvarkingai veikiantį Golfą, su kuriuo dabar važiuoju ir jisai važiuoja, viską daro. Patenkintas esu, nepatenkintas esu dėl to, kad teko išleisti daugiau pinigų ir visko, negu buvo planuota, bet toks gyvenimas, gyveni ir mokaisi. Aš nesitikėjau, kad bus sulaužyta ta vieta tiesiog. Viduj, sakykime, nesitikėjau, kad viduj yra lūžė. Kad iš išorės buvo ten, tarkim, palaužyta kažkas, tai mačiau. Bet kad viduj, nežinojau. Tai vat, tokia situacija. Golfytis kol kas važiuoja. Viską kol kas atlieka labai sklandžiai. Pabandysim ištestuoti. Jeigu viskas gerai, keliaus į pardavimą. Jeigu kažkas negerai, teks grįžti ir kalbėtis. Tikiuosi, kad viskas gerai. Sveiki, sveiki. Aš šiaip visą laiką turiu klausimą. Kodėl žmonės, net tuščio aikšteliai, turi prie pat prisiparkuot? Tiesiog prie pat turi prisiparkuot, nors ir dar vieną mašiną rimtai, tik vat ant tų žodžių. Visoje aikštelėje pilna vietos. Pilna tiesiog visur vietos. Už manęs tiesiog nėra automobilių, viskas laisva, visur laisva. Tai žmonės ant tiek nemoka vairuoti, ar kas yra, aš nesuprantu, kodėl būtinai reikia prie pat prilipti. Specialiai dabar atsitraukiau už savo vietos. Tai matot, aš ten stovėjau per vidurį. Ir iš karto aplink apsupo automobilių pilna. Tada žiūrėkit, dabar aš čia stoviu, ne? Čia visiškai laisva, čia nieks net nenorėjo parkuoti. Čia irgi nieks nenorėjo parkuoti, ten nieks nenorėjo parkuoti, čia kur visur yra laisvos erdvės, nieks nenorėjo parkuoti. Bet nori parkuoti tik tai ten, kur tarkim aš atvažiuoju šalia ir turi aplinkui iš abiejų pusių apstatyti. Kodėl? Kol Toyotai darosi diagnostiką, kadangi ką tik sutvarkėm duslintuvą, parodysim tuoj įrašų, kad buvo apjauta, vyrinta, taip toliau. Vyrinimo nerodysiu, nes akim kenkia. Žodžiu, norėjau pasidžiaugti, vakar prasidavė Volkswagen Golfas mūsų. Tai jo nebepamatysit, dėžė veikia tvarkingai, merginai patiko, nupirko ir jisai išvažiavo. Tai va, ieškom naujų automobilių. Vakare, vėlai, kai buvo tamsu, buvo pažiūrėtas Subaru Legacy. Nes kaip be Subaru, aišku. Jau nebegalim tiesiog be Subaru. Tai pažiūrėjau Legacy, bet Legacy buvo visiškai miręs. Motoras treilino, visas kėbulas baisus, visur špaklius atšokęs. Žmogus sakė, nupirko iš savo draugo, kuris turėjo 5 metus, puikiai prižiūrėjo. O iš tikrųjų buvo žiauriai bloga būklė to automobilio. Legacy buvo 2006 metų, benzinas, dujos, automatas 2.5 motoras. Norėjau už jį 1.8, bet sakė, galim pasiderėti. Pasiderėjus, ten pasikalbėjus, sakė, kad už 1.4 PM atiduotų. Bet tiek pinigų nevertas tas automobilis, jūs ten net neįsivaizduojate. Vairas stiprintuvas blogai veikia, dujos blogai veikia, motoras treilina, ant benzo ant dujų treilina. Tada kas toliau, kėbulas, visas baisus. Tai tiesiog neėmėm to daiktą ir ieškom tiesiog kitų pirkinių. Geriau jau normalų automobilį nupirkti, tai visiems bus maloniau ir tokį ir parduoti, ir žmonėms pasiūlyti ir taip toliau. Dar šiom dienom jaunuoliui ieškau automobilio, pirmo automobilio. Pradėjom nuo to, kad pažiūrėjom Passatą, Passatas netiko. B7 Passatą žiūrėjom. Tai dabar pasikalbėjom su juo, pasitarėm ir žiūrim BMW E60, E61 ir E90 ir E91. Tai jeigu kažkas tokį turit, galit pasiūlyt, galbūt pas jūs atvažiuosim ir tiesiog nupirksim tokį daiktą. Dar yra naujienų. Man atsiuntė pagrindinį stabdžių cilindrą Toyotai Salarai. Tai pabandysim įdėti
pas save, viskas bus gerai, pagaliau atėjo šitas daiktas iš Amerikos ir mūsų čeko pratrinimas šitą nepadėjo, reiks diagnostiką pasidaryti Toyotai, nes nepadėjo, kad duslintuvą sutvarkėm, kažkodėl čekas vis tiek yra. Ir dabar tiesiai važiuoju iš karto žiūrėti Solarą tenais dalių. Vienas žmogus ardo dalim tokią. O po to važiuoju žiūrėti Subaru. Subaru Impreza, tokia kaip turėjom, tik tai su 2.5 motoru, benzinas, dujos automatas. Pasiūlė už neblogą kainą, tai manau, kad pasižiūrėsim, pakalbėsim, gal visai tinkamas daiktas bus. Šiandien buvo apžiūrėta Subaru Impreza. Impreza dėja buvo su labai daug špakliaus ir netiko. Vienintelis įdomus dalykas, kad jinai su 2.5 benzinas dujos automatas ir tas motoras yra geras. O toliau dėja jinai netiko, nes jinai, pusė automobilio buvo špakliuota, matos kaip špaklius jau lupasi, automobilis be technikinės, sakykime, investuoti ją paruošti, nelabai apsimoka. Kas dar buvo nuveikta, tai ką tik buvau servise, pas mus susitikrinom mūsų Toyočikę, kadangi dažniausiai nėra savo automobiliam laiko, tai pasitikrinom ir reiks pasikeisti jai gale amortizatorius, jie pas mane gale ir kalba, tai nelabai džiugina. Ir tas stabdžių cilindras pagrindinis yra atėjęs, tai tuo pačiu tikriausiai vienu metu ir tą reiks pasikeisti. Ir galima bus džiaugtis toliau Toyota, nes jinai yra puikus automobilis. Ir galų gale, ką tik pakalbėjau su draugu, kuris nori parduoti savo. Ir mes priėjom prie bendro pokalbio ir susiderinom iki galo dėl kainos, dėl visko, tai mes turėsim. Tai yra nuostabu, aš dar nesu turėjęs. Aš esu jas matęs, esu važiavęs, kai kurie draugai turi užsislėpę. Aišku, jų, ta prasme, Lietuvoje beveik nelikę. Pasižiūrėjau skelbimus, tai iš vis Lietuvoje, Lenkijoje nėra nei vienos parduodamos. Ir mes tokį daiktą turėsim galimybę pridėti rankytes, ją aptvarkyti ir nežinau, koks jos toliau bus likimas. Gal prilips, bus matyt. Kas pirmas atspės komentaruose, tam maža dovanėlė. Ką veikia normalų žmonės? 11:35. Dažniausiai guli lovai, ruošiasi miegoti arba jau miega. Aš šildau automobilį. Pranešimas, gautas iškvietimas, Opel Astra. Robotukas benzinas, važiuoju dabar žiūrėt, kadangi rytoj jos gali jau nebūti. Naktis, jau po pirmos nakties ir mes sėdime Opel Astroj prabangiai. Ir Opelis nupirktas jau mūsų ir viską pamatysit dienos metu. The next morning. Tai nauja diena, atvykom prie nupirktos naujai Opel Astros, labai tikiuosi, nebesitikiu, nebesitikiu, tu nesakyk. Aš ją vakar užrakinau, dar su pultu užrakinau, o dabar jau nebesitikiu, dabar mes turim problemą, žinok, nejuokauju. Oi, tu nesakyk. Gerai, gal į bagažinę kur nors kišasi pas mus raktelis. Prašau. Gal anoj pusėj tinka. Ne, anoj pusėj nėra kur kišt. Oi. Kodėl aš ją vakar užrakinau, kad nieks nepavogtų? Kągi tai reiškia? Kad į Opelį pakliūti labai sunku. Klausimas dabar. Man reikia lemputės, kad jai paduoti elektros, tada jinai atsirakins su pulteliu. Nes panašu, kad raktas nebent čia prišalė. Galim pabandyti, pažiūrėti vieną būdą.
Jeigu čia yra tinkamas raktas, tai gal ir prasisuks tada dar. Bet jeigu neprasisuks, o jisai neprasisuka, tai tada mums reikia galvoti ekstra kažką tais, kad ją atrakint, pradėti nuo to, nes aš vakar ją užrakinau, būdamas labai norėdamas saugumo, protingai elgdamasis. Dabar protingai netrakinu. Gerai. Dabar labai tikiuosi, kad man paeis užsimti numerio apšvietimą. Čia tai bus. Numerio apšvietimą išsimti trukdo emelsa, ne? Nebetrukdo. Kaip šalta. Priminsiu, kad filmuojam labai blogom sąlygom. Lietuvoje. Ir viskas lūžta, pavyzdžiui, mers apsaugos visokias variklio. O čia reikia paspausti, ką čia reikia padaryti? Čia taip turi būti. Bandyk. Aš esu nustebęs šitą. Man jau teko ne pirmą kartą, gerai, šiais metais tai pirmą kartą, bet jau ne vieną kartą teko draugam padėti, kai būna tokia situacija ir neatsirakina automobiliai, jie jau nori kviesti pagalbą, mokėti 8 eurų, tai atvažiuoju ir išgelbėju tokiu būdu, prijungdamas elektros. Į kažkur, kur galima, nes paskutinį kartą jungiau per posūkį. Tai dėl to iš pat pradžių prie šito automobilio nuėjau prie posūkio. Nes irgi Opeliui jau teko jungti per posūkį ir taip atrakinti automobilį. O dabar dedam krokodilus ir tikiuosi užsivesim ir važiuosim. Laukiam truputuką ir bandysim kurt. Gerai, bandom. Palaukiau, aš jau viskas, gana čia laukti. Prašau, Opelį. 1, 2, 3, opa. Iš pusės beveik pasukimo, elektros padavimo, o čia pas mus kažkas dega. A nebus čia pas mus kiauras Opeliukas užkurtas. Važiuosim, pafotkinsim jį ir dėsim pardavimus. Tikrai neplanuoju nieko su juo daryti, kadangi jisai jau toks apleistas. Bet kas gerai, tai benzinas, jisai dirba, robotukas, pečiukas šildo, vakar įsitikinau naktį. Tai va, bandysim keliauti, tiek informacijos. Grįžom su Opeliu sėkmingai, viskas tvarkoje, o dabar važiuoju kliento automobilį paimsiu. Nuvažiuosim, pakeisim tepalus filtrus ir grąžinsiu klientui atgal tiesiai prie namų automobilį. Tai jeigu norėtumėt ir jūs tokios paslaugos, kad automobilį atvažiuoju, paimu, sutvarkom ir grąžinam į vietą, tai galit kreiptis, užsiemu ir šituo dalyku. Ten matot stovinti Opelį, parvažiavusi tvarkingai, sėkmingai. Later that same evening. Būna ir va taip. Žmonės nemoka vairuot. Žmogaus pusėje buvo tiesiog automobilis kaip kliūtis ir susidaužėm veidrodėliais ir kaltės nepripažįsta, o jo pusėje stovėjo tiesiog automobilis priparkuotas. Va taip va. Mano automobilis, šioje vietoje mes neprasilenkiam, čia stovi žmogaus automobilis ir va šitoj va vietoje netilpo 2 mūsų automobiliai ir žmogus nepraleido manęs su Volkswagen Passat. Nu ką, viskas baigėsi gražiuoju, atvažiavo policija, kaltininkas kitas žmogus, viskas taip kaip priklauso, aš nekaltas, susipildėm, viskas gražiai išsiskirstėm. Liūdna, veidrodėlius dažiau prieš mėnesį,
naujai perdažyti ir dar reikės ieškoti stikliuko. Šiaip ne taip tą veidrodėlį kažkaip tai įdėjau, tai dabar matos, kad kažkiek jo atšildo, kažkiek nešildo, čia visas jisai toks kažkoks. Later that same evening. Vakar atvažiavo ir nupirko Opelį. Opelį tik tai įdėjau į skelbimus ir realiai per kokią valandą su trupučiu paskambino žmonės, rezervavo šrotas, atvažiavo šrotas, dviese, kurie ardo automobilius, viską pasižiūrėjo ir nupirko Opeliuką, jiem patiko ir Opeliukas išvažiavo. Na, o šiandien laukiam svietelių iš Olandijos. Sakė, jau važiuoja, dabar autobusu, kaip supratau, buvo Panevėžyje ir nuo Panevėžio važiuoja autobusu iki Vilniaus, nes automobilis jų neužsikūrė. Prie -18, sakė, buvo. Tai laukiam šių žmonių ir matysim, koks bus rezultatas. Galbūt Mazda jau išvažiuos. Vykdom specialią operaciją, kad į Olandiją galėtų išvažiuoti MX3. Tai MX3 ištraukiam per sniegus. Pavyko atsikasti čia iš kiemo ir keliaus į Olandiją. Oi, buvo ką veikti labai.